Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Perkūnas. Girė. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. To the left, there's the men with dirty checks in their hands. To the right, the empty hope of dying young with no regrets. That's one way to get the goal. The only way to get to you. Up above, you see them hide the dirty coins behind their eyes. Down below, they clean themselves with hollow thoughts and empty beds. That's one way to get the gold. The only way to get to you. To the crow, crow, I'm counting on you. To the crow, I'm counting on you. Čia mūsų murziai taip žaidžia, nematė savaitę šilto vandens. Dabar sėdim va kaviniai, pirma miestelį ir mėgaujamės kava, bandele ir ukulėlę. Kraunamės visus įrenginius savo. Atrašinėjom žinutes, žiūrim orus, bandom susiplanuoti, kur čia išsiplaut rūbus, nusipraust pagaliau šiltai, galvas įsiplaut. Tai va, ir šiek tiek ilsimės, kelias dienas matyt ilsėsimės, o paskui judėsim toliau į kalnus, į šiaurę. Dar vis į šiaurę, o paskui matysim. Kol kas pati kelionė padiktuoja, kur mums geriau vykti, žmonės paveža, patarė, pasiūlo ir viskas klostosi puikiai, nieko per daug planuoti nereikia, tai va, labai džiaugiamės savo sėkme, didžiulę, tai tiek. Po pirmos savaitės kelyje privažiavom nedidelį Liluet miestelį ir apsistojom jo pakraštyje esančioje stovyklavietėje, kur kelias dienas galėjom pailsinti pavargusius kojų raumenis. Bei ieškodami, kur galėtume nusiprausti po šiltų dušu ir įsiskalbti skalbinius, kavinėje užkalbinom kelias bevalgančias moteris klausdami patarimo. Viena jų, vardu Stefa, nedvejodama pasiūlė pasinaudoti patogumais esančiais jos namuose. Gerai jūs suprantu, nes daug metų keliaudama su dukromis gyvenau autobuse, pasakė ji. Should I take off my shoes? No. And you built this yourself? Yeah, just not the electrical or the plumbing. Wow, it's a house. It's a house, yeah. Cool, look, freaking. Wow. There's a bedroom in the back. And how long did it take for you to build it? I didn't do it all at one time. Like 3 years. Tokio pobūdžio patirtis mums buvo visiškai nauja. Kliautis nepažįstamai žmonėm, parašyti jų pagalbos ir priimti siūlomą pagalbą ilgainiui mums tapo tiesiog kasdienybė.
Kaip gera. Kaip gera. Mūsų dienotvarkė yra visiškai absoliučiai priklausoma nuo gamtos ritmo. Tai reiškia, keliasi saulė, keliamės ir mes. Ir leidžiasi saulė, mes jau turim būti pasistatę palapinę arba bent jau susiradę vietą ir jau ruoštis miegeliui arba gaminti vakarienę. Tai va. Tai iš esmės žiemą viena rutina ir vasara kita rutina, pagal tai, kiek laiko būna šviesu, pagal tai ir šilta ar šalta, nes jeigu šalta, jeigu lyja, jeigu šalta, tai daug vėliau iš palapinės dažniausiai išlendi ir anksčiau įlendi, nes sušilt čia ne namie, šokai iš lovos, iškart į rūbus, ne, ten reikia sušilt, reikia vaikus aprengti, sušildyti, vaikai nenori ryte šalta ir, nu tai va. Bet iš esmės nuo gamtos, tai labai priklauso ta mūsų dienotvarkė, bet šiaip jie atrodo taip, mes atsikeliam, išlendam iš lovų, apsirengiam visi, išlendam, pradedam ten išsivirt kavos ar gamint pusryčius, aš surinkinėjau palapinę, tvarkau ten kilmėlius, viską ruošiu dviračius, Eglė gamina valgį dažniausiai pusryčius, arba aš gaminu pusryčiai dažniausiai nesunkus. Pavalgom, papusryčiaujam ir apie 11-12 žinom, kad giria dažniausiai einam miegelio, tada sėdam, dar prieš ją užmiegant, pusvalandį pavažiuojam ir po kažkur pusvalandžio neužmiega ir tada mes turim padaryti didžiąją kilometrų dalį dienos jau. Tai tada važiuojam iki kol atsibunda, stojam, valgom. Ir jeigu dar būna nevėlu, nu pavyzdžiui, jeigu saulė ten leidžiasi 4, tai tada mes jau turim iškart stot vakarui, nes būna tik kelias valandas lygia, o jeigu saulė vasarą leidžiasi vėliau, tai tada dar darom antrą važiavimą, bet jau nebe tokį ilgą, gal kokios valandos maksimum. Tai va, tada stojam. Išsirenkam vietą, stojam, gaminam valgyt, statom palapinę, apsiprausiam, ir einam į palapinę. Ir palapinėje daug laiko praleidžiam. Tiesiog būnam su vaikais, skaitom knygas, kažką veikiam, kuriam rilsus, beleką. Tiesiog veikiam. Ir einam miegot. Ir taip jau 8 mėnesiai. Koks brangus yra daiktas dušas. Žmonės nevertina, ką turi. Ne? Savaitę nesiprausėm ir dabar. Savaitę nesiprausi, tai supranti, kad gerai gyvenai kažkada. Jo, nes upėj vanduo, kur iš ledynų tirpsta, tai, nu, toks vėsus. Sunku apsiprausi, bet lysti kiekvieną dieną nesinori labai ilgai ten turškentis. Ir muilas tampa riebalu. Kai upėj bandai nusplauti ką nors, tai tas muilas atrodo priebaluoja rankas, o nenuplauna. Jo, ir indus išplauti irgi koks geras dalykas, žinokit, išsiplauti šiltam vandenį, o jeigu dar su kokiu ten tuo, kaip jisai, indų plovikliu, mes su soda bandėm, šaltas vanduo ir soda neveikia, žinokit. Tai va, nusipirkom indų ploviklio, dabar valgysim švarių indų. Mūsų dienotvarkė priklauso nuo to, ar šalta, ar lyja, ar kaip vaikai jaučiasi, kada keliamės, koks tas ritmukas. Tai tarkim, gerai, jeigu labai karšta važiuot ir vasarą, tai mūsų strategija būdavo atsikelt anksti ryte, kol vaikai dar miega, juos tyliai įkelt į vežimėlį ir pradėti važiuoti, iki kol jie atsibus. Tai čia didžiausia dienos minimą tikriausiai padarydavom per tas 2, biškai daugiau gal valandų. Jie atsibusdavo, mes stodavom, bet kur esam šalia keliai, pasidarydavom kavos, pusryčių, puoduko reikalai, užkandam ir tada bandydavom įkalbėti juos pavažiuoti dar truputį iki kokios geresnės vietelės, kur galėtume susirasti pavėsį,
Arba jeigu nerandam pavėsio, tai pasidaryt pavėsį ir ten praleist dieną, nes dieną būdavo labai karšta, nemindavom ir vadindavom tai siestą ir bandydavom nusnaust gal. Būdavo užsidarom, pasistatom palapinę, užsidarom, kad vaikai negalėtų pabėgti. Jie ten žaidžia, dūksta, kažką veikia, o mes taip pusiau snaudžiam su liduku, nes mes tik kėlėmės 4 ryto, pavyzdžiui. Dviratikai, mūsų kaimynai, palapinė. Mes vis dar čia, nes Eglė nenori niekur važiuoti. O aš nenoriu ginčytis su ja. Tai dar šiandien būsim čia. Bandom sutaupyti svorį, nes labai daug prisidėjom nereikalingų dalykų. Tai va, čia yra rūbai, piršnių, 3 poros, kelnes, šortai atsarginiai, kepurė kažkokia labai sunki. Dar vienas kelnes. Čia va, lietaus kelnes, kurių nenaudoju, nes per lietų nevažiuoju ir nieko vis tiek sušlampi. Čia turim visokių raištelių, raktelių nereikalingų. Va, čia va šiukšlė yra kažkokia dar, daug sveria reikia išmest. Nu va, žodžiu, mėtam viską, kas nereikalinga ir čia susidaro kažkiek tai tų kilogramų mažiau į kalną reiks tempti. Tai jau. O tu, Eglė, perruošei savo? Jau peršiau kelias dienas atgal. Sudeginau rūbų vaikų nemažai. Bet tai irgi atsisakysiu tada lietaus kelnių. Jeigu tu neturėsi, tai ir aš neturėsiu. Pas mane biškį buvo sunku pakuoti kuprinės vietos. Daug užimdavo tie rūbai, tai dabar laisvai susipakuoja. Jo. Nu reikia mest, nėra čia ko. Arba siūst kažkur į priekį, arba tiesiog mest, nes sunku ir taip tempt, aš net šalmus mesčiau, bet verčia dėtis mes. Nors nebuvom nei kartą sudėję. Bet jeigu mes žiemą nevažiuojam, tai nereikėtų tada žieminių daiktų. Neaišku, koks Jasperį ir Bantą ten aukščiau šiaurėje kalnuose, koks ten oras, neaišku. Labas. Kur mes čia esam, spėkit. Tai va, pas mus lyja lietus, tai mes stovim visi po lietpalčių didelę ir laukiam, kol praeis. Pirmą kartą papuolus į stiprų lietų, dar gana aukštai kalnuose, malonumas buvo švelniai tariant menkas. Iškart supratome, kad lyjant lietų važiuoti su tokiais mažais vaikais neišeis, todėl galiausiai ir maršrutą nusprendėme rinktis tokį, kur yra mažesnė lietaus tikimybė. It's just an alternate kind of stickle break, love, better beautiful. It's just an alternate kind of hustle over hardness who show it without the beautiful. It's just an alternate kind of now. 1, 2, 3. Ačiū tau, saulelė, ačiū tau, žemelė,
dieną duonos kalse, užvaišęs ant mūsų stalo. Man irgi kažkaip, kaip tos pirmas dienas buvo, tai tas kuos taip žiauriai skaudėjo, kad širdis taip kalatojas. Tai dabar normaliai taip minėjau, užkaista, užšyla, žinai. Šiknos neskauda visiškai, kažkaip net keista. Aišku, tie žmonės, kur daug mina, jie ir sėdi daugiau valandų. Man tai skaudėdavo nebent dėl miego nepatogumo kokio nors, kad ten labai reikia visą naktį žindyti ten ant vieno šono. Ir būdavo pradžiai toksai skausmas, net neskausmas, o kažkoks aptirpimas nuo adrenalino, man atrodo. Tirpdavo kojas naktį. Tirpdavo kojas? Jo. Nebetirpsta. Dabar biški jau nebe. Tai džiaugiesi iš tikro indėno dovanų gavus? O, taip. Eglė šiandien iš tikro indėno gavo dovanų. Labai netikėtai mes kažkaip, bent jau aš tai svajojau susitikti ir labai netikėtai susitikom, priėmė mus į namus, pakvietė. Anksčiau ir vėliau turėjom susitikti. Padainavo, papasakojo biškį apie savo kalbą, pakalbėjo kalbą, palaimino mus, pasimeldė savo kalbą ir dovanų dar gavom. Liudvikas gavo būgną, bet atsisakėm priėm. Atsisakiau, nes sunku vežti, sakau, aš pats darau, tai galiu padaryti. Aš nežinau, kas yra, bet atsimeni, aš klausydavau kur tos indėnės paskaitų ten kažkokių, tada dar atsimenu. Tu panašiai man, žinai. Aš dar prisiminiau, kad visi mane Pocahonta vadindavo. Taip, aš galvoju, tokių yra bruožų, tie skruostikauliai tokie, žinai, ta veido spalva, plaukai. Ir aš galvoju, man biški panašiai ir dabar mes keliaujam ir aš matau, kad vibruoja. Žiūrėk, stovi mūsų vaikas. Gyra. Per kelias dienas išmoka stovėt. Bet taip net nepasilaikydama į nieką aukštesnį nuo žemės. Vieną kartą, besileidžiant saulei važiuojant kalvotų prerijų apsuptyje, kur palei kelią 10 kilometrų tęsiasi spygliuota tvora, supratome, kad neturime kitos išeities, kaip tik prašyti prieglobsčio pakelėje gyvenančių rančų savininkų. Pabeldus į vieno šalikelės namelio duris, jas atidarė indėnė moteris. Važiavom prerijom ir jau laikas vakarėja ir nusprendėm sustoti tiesiog pas vienus žmonės. Jau dairomės jau 5, tai jau mums reikia savo, jau 4-5 ir jau taip aš dairausi, kur čia nakvoti, visur vien tvoros. Pas ūkininkų žodžiu sustojom ir paprašėm, kad gal leis apsistoti jų kieme, tiesiog, nes visur kalnuota, nelabai rasti lygios vietos palapiniai. Nu ir atvažiavo, žodžiu, tos ūkininkės sūnus ir sako, tai aš jums savo namą duosiu. 5 kilometrus ten pavažiuokit, tai pavažiavam gal 10 priekį, bet va turim visą namą, va turim skalbyklę, džiovyklę, turim ten miegamąjį, dar ten kažkur yra vonia. Sako, pas mus dar nieks neįrengta, lalala. Tai labai gerai, nes vaikai nieko nesulaužys. Taip, čia va virtuvė ir labai gerai. Žodžiu, leido mum apsistot. O dar papasakok, dėl ko ta moteris jaudinasi? Tai ta moteris nelabai norėjo leisti mum apsistot pas save kieme, dėl to, kad sakė, puma vaikšto ir siaubė, sakė, jos šunį prieš mėnesį išsitempė. Prieš 4 mėnesius. Didelį šunį, prieš 4 mėnesius. Jo, didelį, labai panašų į pitbulį šunį išsitempė. Sakė, labai daug meškų ir aš, sako, nelabai noriu, biški bijau, sako, jum leist apsistočia. Tai va, bet viskas išėjo taip, kad dar gavom ir šiltą dušą
Ir va, atrakcija. Visi prie va šito nuostabaus įrenginio dabar. Visa šeima. O paskui būsim prie va to nuostabaus įrenginio ir rytoj atsikėlę. Ryte pavalgysim ir važiuosim toliau. Kitą rytą mus aplankęs, jis šiek tiek papasakojo apie savo protėvių pasaulėžiūrą. Padainuavo keletą dainų, sukalbėjo maldą ir palaimino prieš leidžiantis į kelią. The words in there is Tkelkukbi. It means in our language, Sukhwapimkchin. It means Tkelkukbi means the creator. Knuhwentakuk, help us. Help us. Isyawyawatkuk, to be strong. And that's what that song means. The creator, help us to be strong. Knuhwentakuk isyawyawatkuk. Kukstachkuk, Tkelkukbi, das Kachtechkuk, Tuchwai, das dem Tluchtsilam. And may your guys' travels be safe. Thank you very much. That's amazing. Yeah. I feel blessed when I meet you. Yeah. Yeah. Yeah.